Ja ten biškai išlipom. Biškai nei tą metro įlipom. Ne toj stotelį išlipom, tai dabar ieškom autobusą. Oho, čia taip jau daug moderniau, apsaugota nuo įkirtimo. Oho, geras. Matai, čia po šito. Atvažiavom prie Notre Dame vėl, nes šalia yra vietų, kur dar neaplankėm vakar. Tai dabar jas eisim aplankysim, kadangi jau šiandien paskutinė diena Paryžiui. Nenoriu to lašinio užkačiuoti, noriu pasiekti tą svorį. Tai dabar einam į Rotušės aikštę, čia tokia netoli yra. Tai va, čia yra Paryžiaus Rotušė, labai graži aikštė. Tai va, o dabar mes eisim į Bastilijos aikštę, kitą labai gražią aikštę. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Attention au perfect. Tai šitą aikštę nieko ypatingo, tiesiog obeliskas toks stovi. Daug filmų čia buvo filmuota. Ai, ne, Google Maps mašinoj. Ką neturi dabar turai? Daug. Važiuokit, nu. Pasižiūrėkit, kas pasikeitė. Nu, reikėjo tą ką nusipirkt būtinai. Buvom sustoję pavalgyti tokiam libanetiškam restorane. Labai skaniai pavalgėm. Tai vat, toks vištiena su tokiu batonu, kaip lavašu. Ir ten tokie humusai, padažai ir taip toliau. Tai visai skaniai pavalgėm. Autobusu per patį Luvrą važiavom.
Žinot tą triumfo arką, kur matėm. Tai vat, tai yra kita triumfo arka. Biški toliau, prie visų dangoraižių. Ir jinai yra nauja. Tokia pusiau dangoraižis, pusiau arka. Vadinasi didžioji arka. Tai vat, prie jos dabar mes ir atvažiavom. Oho. Nu čia gal net dar didesnė negu ta triumfo arka, tikrai. Tikrai didesnė. Ir viduje yra verslo centras. Oho. Nu, wow. Šitie visi dangoraižiai, kur matėme iš Eifelio bokšto. Wow, šitai tikrai vaizdas geras. Oh, young man, excuse me. Where's the ark? Where's the ark? Here it is. Okay, thank you very much. Pabandysiu užlipti viršų. Ten turėtų atsiverti geras vaizdas. Oi, tu savo užlipau. Eina savo sunku. Nežinau, ar matos kamerai, bet tenais toli triumfo arka senoji. Su šitą kamerą nelabai stipriai gali priartinti, tai gal matos. Einu dar čia pasižiūrėsiu. Kitoje arkos pusėje. O, čia tokie įdomiai. Nu, geras. Spūdinga. Gerai, čia nelabai ko yra daugiau veikti. Leidžiamės į metro ir traukiniu vėl važiuosim atgal į centrą. Centre varysim jau į stotį, kokią kavinaitę nueisim ir viskas, važiuosim jau į miestelį Buvė, nežinau ar teisingai tariu, ir šitam turim skirti į Vilnių. Tos raidės, sakyta, yra neaiškas trūkumas, o metro yra su... Oho, kokie metro stotis.
Atvažiavome autobusu atgal iki oro uosto, iki šito miestelio. Ir kadangi dar iki skrydžio yra 3 valandos, tai einam pasivaikščioti po tą miestelį, po tą kaimelį, kur atskridom tada vakare. Tos pačios kampinės, kur tada vakare praėjom. O dabar jau reikės važiuoti iš čia. Čia be to, kai pirmą vakarą ėjau ir pasakiau, tipo, prancūziškos kapinės. Tada prancūziškos turėjau iškirpti. Nueisim į tą kavinę turbūt. Kelionės užbaigimui. Nu, viskas, pagėrėm kavos. Dar čia biškį pasieinam iki gatvės galo. Gal kažkas gero bus. Ir įdėsim atgal link oro uosto. Klaustų ChatGPT, ką čia šitam kaimelį nuveikti. Sakė pasivaikščioti po gatvelis, pamatyti tą bažnyčią, kur matėm. Išgerti kavos, pavalgyti. Stebėti lėktuvus. Realiai viską padarėm. Čia dabar nėra ką veikti. Jo, gatvės gale tiesiog atsiveria vaizdas pievas. Nieko daugiau. Prieš kelionę, kai žiūrėjau mapsus šitą miestelį, šitą kaimelį, tai nemaniau, kad man tai patiks. Atrodė paprastas kaimelis toks iš mapsų. Bet čia žiūri fainai. Tokios raudonos gatvės. Kaip jie tokias tujas padaro? Taip tankiai. Eina savo. Bet jeigu jūs galvojat, kad Prancūzijoje dabar visą laiką taip šilta, toks geras oras, tai nežinokit. Mes tiesiog taip užtakėm labai gero oro. Kitą savaitę mačiau jau lis, bus 13 laipsnių ir bus nelabai nekoks oras. Prieš atvykstant irgi buvo ten panašus 13 laipsnių ir pastoviai lydavo, o dabar tom dienom būtent, kai atvažiavom, žiauriai geras oras. Šilta, saulė šviečia štai. Nu tai mes jau oro uoste praėjom patikrą. Labai griežta patikra tenais. Su tais skysčiais ypatingai. Nedaug dievė neišimsi skysčių visų į tos maišelius specialius. Tai viskas sustabdys tenais, tave visą patikrins iš naujo 10 kartų ir jo, labai ten griežtai. Pas mus ten Vilniui net iki 2 litrų leidžia pasimti tiesiog skysčio bet kokią. O šiandien va, kokios taisyklės. Va tokius lipdukus ant telefonų užklijavo, kad tipo jau patikrina mūsų pasus, kad daugiau nebetikrintų. Savo dėjus. Savo ėmė dirbti. Su bitutė skrisim. Iš tikrųjų, iš nepalėsti. Skrisim su baz šviesmečiu.
Sėdžiu jau lėktuve. Žmogus apsikeitė, kuris sėdėjo prie lango, leido man sėsti prie lango, pasiūlė apsikeisti. Tai labai gerai, aš dabar turiu 2 langus. Nu viskas, aš jau namie. Tai va, aplankėm Paryžių. Labai daug ko pamatėm. Tikrai tas 3 dienas išnaudojom max. Daug visko pamatėm. Labai patiko kelionė. Tikrai pranoko irgi visus lūkesčius, ko aš tikėjausi. Buvo net geriau negu tikėjausi. Tai va, tai ačiū visiems, kas žiūrėt šitus video. Ir iki kitos kelionės arba kito video.